Apversta pentaklių karalienės korta rodo tai, kas buvo jūsų praeityje. Prieš kurį tai laiką per kažkokią moterį turėjote rimtų nemalonumų. Jos elgesys galėjo neigiamai paveikti jūsų santykius su partneriu. Ši moteris išsiskiria energijos pertekliumi ir gebėjimu drastiškai atimti tai, ką nori, ir pasisavinti tai, kas jai nepriklauso. Ji visiška materialistė ir siekdama savo tikslų sugeba visus apvynioti aplink pirštą. Per ją patyrėte finansinių nuostolių arba turėjote sveikatos problemų. Korta taip pat gali reikšti, jog kai kuriuose savo sprendimuose buvote skuboti ir nekantrus, o tai turėjo neigiamos įtakos jūsų sumanimams. Dėl aštraus liežuvio ir savo netaktiškais pasisakymais sugadinote santykius su jums svarbiais žmonėmis. Todėl patyrėte nuostolį ir gavote mažiau nei tikėjotės. Taurių ketvertas rodo dabarties įvykius. Dėl daugybės nemalonių situacijų panirote į abejingumą ir savęs gailėjimą. Šiuo metu jaučiatės emociškai išsekęs ir negalite patenkinti įprastų savo poreikių. Taurių ketvertas taip pat gali rodyti, kad apatija ir emocinis sąstingis yra pernelyg gero gyvenimo rezultatas, kai žmogus jau viską turi ir viską patyrė, ko norėjo. Arba tai gali būti vangumo ir tinginystės pasekmė, kai tingite net nuo sofos pakilti. Atminkite, kad viskas, ko tikitės ir viskas, ko jums reikia, yra jums prieinama. Tačiau jūsų neįgiamas požiūris į pasaulį yra tai, kas neleidžia jums visko priimti ir tuo pasinaudoti. Turite savarankiškai nustatyti pasyvumo priežastį ir pabandyti judėti į priekį. 8 skeptrai rodo jūsų artimiausios ateities įvykius. Netrukus bus matomas greitas tempas visais klausimais. Pradėti jūsų projektai be jokių kliūčių staigiai pajudės, o tie, kurie jau vykdomi, vystysis patenkinamos baigties link. 8 skeptrai kalba ir apie kelionių perspektyvą. Kelionės gali būti susijusios su komerciniais reikalais, o taip pat su romantiškomis pažintimis. Keliaudami galite susipažinti su jūsų sielai artimu žmogumi arba partneriu, su kuriuo sieksite bendro tikslo ir jį įgyvendinsite. Vos tik pajusite permainų vėją, nedvejodami skubėkite judėti savo orientyro link, nes tai jūsų sėkmės metas. 9 taurių rodo įvykius jūsų tolimesnėje ateityje. Į jūsų gyvenimą ateis šviesus laikotarpis. Viskas, ko tikėjotės ir planavote, įvyks beveik geriau, nei norėjote. Tai labiau susiję su materialinė sėkme ir išsivadavimu nuo nepriteklių, bet gali sėkmė pasireikšti ir kitose srityse bei situacijose. Šis laikas bus palankus kūrybai. Asmeniniuose santykiuose su partneriu vyraus santaika ir tarpusavio supratimas. Labai tikėtina, jog įvyks ilgai lauktos vestuvės. Taurių 9 rodo, kad reikia dirbti su savigarba, tikėti savimi ir savo jėgomis. Jau turite reikiamų savybių, kad susirastumėte gerą darbą ar pritrauktumėte tinkamą partnerį. Parodykite savo talentus ir būkite savo atlaidesni.